Labas rytas, čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT. Ar girdėjai tokį dalyką, kad 21 diena išugdo jumise įprotį? Jeigu jūs kartuojate tam tikrą veiksmą, mankštą, dar kažką lavinat, skaitot knygą būtent kiekvieną dieną tiek minučių, ir 21 dieną jūs atkartojate tą veiksmą ir tas įprotis jumise užsifiksuoja ir jūs jau nenustosite tai daryti. Bandėt? Aš bandžiau. Nelabai gaunasi. Dėl ko? Tarkim, jeigu tu paprastas pavyzdys, pradedant jėgos valandą ryte. Atsikelti, sunkiausias turbūt procesas. Atsikelti anksčiau negu reikia atsikelti. Tarkim, jeigu dažniausiai kelti 6, pabandykit 5, nelabai norisi. Bet kai jūs išeinate lauką ir pirmą dieną pavarot krosiuką, jeigu aš jau atsikėlėt, tai jau prabėgs. Prabėgat, ką jaučiat, koja skauda, kvėpuoti negalit, skausmas, aš turiu praeiti per tą skausmas, bus viskas gerai. Kitą dieną vėl išeinat, ašgi savo įsipareigoju, aš padarysiu, aš ištversiu 21 dieną. Ir vėl bėgu, vėl darau, vėl save tampau, mūčinu ir kas atsitinka, vėl tas pats, kad skausmas ir nėra noro. Po to dar kartą pabandot, jau nesigauna tiek prisitraukimą arba atsispaudimą padaryti. Po savaitės turbūt praleisiu, blogas oras, dar kažkas neveiks. Bet įsivaizduokit, jeigu jūs iš pirmą dieną išeinat ir tiesiog prasėsit ryte, gan greitų įėjimų. Einat, kvėpuojat, gražinuotai, kai jūs nepavargut, jūs jaučiat, fain, aš anksčiau atsikėliau, aš dar pakvėpuoju, prasėjau, prailgėjo diena, jaučiuosi super. Kitą dieną truputį prabėga. Ir taip mažais žingsniais. Tai kaip supratot, pakartoti tam tikrą skausmingą veiksmą 21 dieną nelabai padės jums pasiekti tų rezultatų, kuriuos norėtumėte. Ir kasgi gaunasi? Pabandykite padaryti tokį pratimą. Maži laimėjimai kiekvieną dieną. Padarykit vienu atsispaudimu daugiau. Padarykit 100 metrų daugiau prabėgti. Pabandykite padaryti daugiau vieno skambučio. Pabandykite mažiau suvalgyti gal cukrus, ar mažiau vieną bandelę, arba mažiau vieną saldainį per dieną. Ir tie maži laimėjimai pripratins jūsų protą jausti super, išsiskirs tam tikri hormonai, kurie padės jums jausti malonumą. Taigi, linkiu jums gražios dienos, su jumis buvo Jurgis iš Tavo Tikslas LT.